O štai Kauno Žalgiris susigrąžino savo praeities herojų. Kauniečiai suteikė šansą traumų kamuotam buvusiam savo lyderiui Keenanui Evansui. Beje, šiuo ėjimu kauniečiai sulaukė ir viešos Eurolygos žvaigždžių pagarbos. Prieš 3 metus Keenanas Evansas rungtyniaudamas Kauno Žalgirio gretose tapo vienu geriausių Europos gynėjų, tačiau tuo pačiu laikotarpis Kaune jam liko nusėtas skausmingomis traumomis. Iš pradžių achilo sausgyslės trauma, vėliau ir sunki kryžminio kelio raiščio trauma. Vėliau po 1,5 metų pertraukos jis į aikštę sugrįžo jau su Pirėjo Olympiakos marškinėliais. Bet jau pirmajame savo mače ir būtent su Kauno Žalgiriu Evansas vėl patyrė kelio traumą. Amerikiečio sezonas truko vos 2 minutės. Tačiau kai jau atrodė, kad Evanso karjera pakibo ant plauko, juo ir vėl patikėjo būtent Žalgiris, Kauno klubas oficialiai paskelbė pasirašantis kontraktą su Evansu. Tai sukėlė ir buvusio kito kauniečių lyderio Silvano Francisko susižavėjimą. Pasaulyje, kuriame verslas yra prioritetas, šiandien gauname įrodymą, kad žmogiškumas dar egzistuoja. Žalgirio suteikimų šansų nesėkmių kamuojamam Evansui susižavėjo ir kita Eurolygos žvaigždė Šarūno Jasikevičiaus auklėtinis Veidas Bolvinas. Didelė pagarba Žalgirio organizacijai išgirdus šią naujieną. Tiesa, tikėtina, kad Evansas kitą sezoną Žalgiryje dar nežais. Pasirašė kontraktą. Kauniečiai Evansą iškart skolina Londono Lions klubui. Britų ekipa su Žalgiriu yra tiesiogiai susijusi. Mat tiek viena, tiek kita valdo Tesone. Lions žaidžia Europos taurės turnyre ir Didžiosios Britanijos lygoje.